Tu nusipelnei geriausio ir tu esi vertas visų gražiausių žvaigždžių. Tu esi vertas pasiekti visas savo svajones ir įgyvendinti visus savo tikslus. Tai mūsų mylimos angelų žinutės. Jeigu nori asmeninio skaitimo, kviečiu parašyti man asmeninę žinutę arba įsigyti šią paslaugą, taip pat asmeninę sesiją ar taro kortų skaitimas elektroniniai parduotuvė Mėnulio magija 777.lt. Taip pat gali padovanoti šias asmeninės sesijas ir savo draugiai ar savo draugui. Tai bus ypatingai fantastiška dovana, kurią prisimins visą gyvenimą. O mes keliaujame toliau skaityti angelų žinutes, ką mums žada artimiausių metų ir taipogi labai laukiu jūsų komentaruose žinučių, ar sekantį kartą žiūrėsime vėl angelų žinutes, ar galbūt taro kortas. Tokia gražia žinute pradėjome apie visišką motivaciją, pastiprinimą mūsų ir tikėjimą, ar ne, kad mums viskas yra įmanoma, kad tau viskas yra įmanoma. Na tai žiūrime toliau. O toliau iškrito žinutė, atėjo žinutė apie sėklą, apie užaugintą. Tai yra pasodinta sėkla, kuri tavyje jau pradeda bręsti. Dabar tu ją laistyk, dabar tu ją šildyk, dabar tu ją apgaubk meilę, dėmesiu. Labai daug svajo, kaip ir pasakė mums pirmoji angelų žinutė. Ir ji netrukus išdygs. Ir tave užplūs labai didžiulis džiaugsmas. Kai kuriems būtent ši sėkla jau buvo pasėta netgi praėjusiuose gyvenimuose, tačiau ji turėjo išdygti tik dabar, šiame gyvenime, būtent šioje reinkarnacijoje. Sekanti angelų žinutė yra, šiandien kažkokia kosminė bomba, tiesiog sprogimas, nes sekanti žinutė yra tiesiog sako, pasitik išskėstom rankom savo ateitį. Būk drąsus, sukaupk visas jėgas, tikėjimą, pozityvą, optimizmą. Visas svajonės savo susidėliok, prisimink, ko nori, kaip nori, kada nori, su kuo nori. Ir svajonės gali būti tik per mažos. Jūs žinokit, per didelių tikrai nebūna. Taip kad svajokite drąsiai ir sako, su drąsa, su džiaugsmu, su tikėjimu pasitik savo ateitį. Pas tave atkeliauja nuostabi ir šviesi ateitis, kosmosas, kokias pakraunančias žinutės. Sekanti nuostabi žinutė iš mūsų angelų apie meilę ir apie kupidonus. Kaip įdomiai. Sako, mes dabar dirbame ir tave kviečiame prisiminti bei dirbti su savo širdele, su savo širdimi, su savo jausmais ir emocijomis, ar ne, su širdies atverimu. Sako, laikas atsiverti meiliai, laikas žiūrėti akimis su meile, ar ne, per meilės akinius, meilės akimis, kalbėti meilės žodžius, ar ne, jeigu dirbti su meile, visus darbus, ar ne? Viską, kur prisiliečia tavo rankos, sako, į pasaulį pasižiūrėk kitomis akimis, irgi pasižiūrėk per meilę. Kiek nuostabių dalykų galbūt praleidi. Kažkas mato tik piktus, blogus dalykus, ar ne? Na, čia aišku, dėl tų žemesnių vibracijų, kažkas gali būti dėl tam tikrų situacijų, kažkas tai gali tiesiog turėti tokį gyvenimo būdą. Tai vat angelai bando jūs pažadinti ir pasakyti, įsileisk meilę į savo gyvenimą. Kuo daugiau meilės aplink tave, kuo daugiau tu jos išspinduliuosi, tuo daugiau ji grįš pas tave, 1000 kartų daugiau. Ji niekada nesibaigia, ji visada pildosi ir plečiasi. Tai sugrįžk į meilės vibracijas, laikas. Tie, kurie galbūt yra sudėtingose situacijose, tai labai kviečiu patirti meilę, būtent per Archangelo Čamuelio praktiką ir meditaciją, kurią sugebės tikrai padaryti visi. Tikrai nėra sudėtinga, bet yra labai galinga. Taip pat yra žmonių ir klientų, ar ne, kurie apskritai bijo jausti meilę. Galbūt yra tokių žmonių, kurie net nekenčia savęs ir kurie niekada nėra savęs mylėję. Taip, yra tokių taip pat ir viskas su tuo yra gerai, ar ne? Čia mūsų kelias, čia mūsų pamokos.
Tai arkangelas Šamuelis, meilės angelas, padeda pajausti, kai kurie net pajaučia apskritai pirmą kartą gyvenime, apskritai meilę savo arba meilę kitam, apskritai kas yra ta meilė. Tai labai kviečiu išbandyti būtent praktiką Šamuelio. Akcija galioja, vis dar prašėt pratęsimo, bet žinokit, jau paskutinę šį savaitę, gal net keletą dienų, kada šitą akciją Šamuelio galios. Jeigu nerasit elektroniniai parduotuviai prie paslaugų, beje, tikrai neįmanoma nerasti, bet galbūt kažkas neturi laiko, parašykite man asmeninę žinutę, susitarsim ir galėsite įsigyti paprastesniu būdu. Keliaujame toliau, žiūrėti, ką toliau sako angelai. Sekanti angelų žinutė yra apie kreipimąsi į savo angelus sargus, į savo vedlius ar ne, pagalbos. Jeigu tau šiuo metu reikia pagalbos, jeigu tu kažkur stringi, arba labai liūdi, arba nesusitvarkai su emocijomis, visada gali kreiptis į savo angelus pagalbos, ar ne? Taip pat į mane galite kreiptis pagalbos, atvykti asmeninės sesijas, arba angelų žinutės, taro kortos taipogi atsako labai daug klausimų ir padeda priimti sprendimus. Ir visame tame kreipimėsi į angelus galioja laisvos valios principas, štai toks visatos dėsnis, ar ne? Ir jūsų angelai, jūsų vedliai mato, ar ne, galbūt, kad jūs esat sudėtingoj situacijai, kaip jūs dabar jaučiatės, ar ne, bet jie negali patys kištis į jūsų gyvenimą, nes jie negali pažeisti būtent šitos taisyklės, šito principo. Todėl nepamirškite prašyti ir kreiptis pagalbos, kada jums to reikia. Jūs turite nuostabią pagalbą šalimais, ar ne? Kiekvienas turime angelą, galbūt kai kurie ir daugiau. Tai kai jums reikia pagalbos, kaip aš mėgstu sakyti, ne dėl naujo iPhone ar Ferrari ar jachtos, bet kada tau iš tiesų reikia pagalbos, kreipkis. Nuostabiai padeda ir angelai, ir aišku mūsų kūrėjas, mūsų Dievas, nuostabiai. Tiesiog stebuklai vyksta. Tiesiog pabandyk vieną kartą, kitą kartą ir pamatysi, kas nutinka tavo gyvenime. Pasipila ženklai, pasipila situacijos, pasipila žmonės, ar ne? Tai labai gražus priminimas, sako, mes pasiruošę tau padėti. Mes ir esam čia, kad tau padėti, bet tu tiesiog nesikreipi ir mes negalime nieko padaryti be tavo leidimo, be tavo kreipimosi. Ir sekanti labai įdomi žinutė iš angelų, kad tavo kai kurios charakterio savybės ir įsitikinimai, tavo mąstymas, tavo struktūros, ar ne, tavo net užsispyrimas, šitie dalykai gali būti atėję net iš tavo praėjusių gyvenimų. Net ne iš dabarties, ar ne, nes kai kurie dalykai kartais sesijos metu irgi žmonės sako, aš nežinau, iš kur, sako, šiaip aš esu visai kitokia ir ten gyvenu kitaip, o kartais taip pasielgiu, mane taip stebina, čia ne apie mane, bet aš tai tą darau. Tai čia gali būti iš praėjusių gyvenimų kai kurie dalykai, ką mes aišku galime pasižiūrėti sesijose, ar ne, kas esat pasiruošę asmeninėse. Taip pat tokios mintis kaip aš neverta, ar ne, aš tenais niekam tikusi, arba man negalima, ar ne, arba aš niekada neturėsiu, ar ne, arba kažkas mano, kad aš negraži, ar ne, aš ten kvaila ir panašiai, ar ne, žmonės turi įvairiausių tų įsitikinimų, ar ne, kuriuos mes sprendžiam irgi sesijose. Tai irgi gali būti iš praėjusių gyvenimų. O tas, pavyzdžiui, užsispyrimas kartais net labai toksai nelogiškas, ar ne, negirdint kito ir panašiai, taipogi iš praėjusių gyvenimų, bet tik tam, kad prisimena, ar ne, juk vis tiek tavo siela, nors protas to nesupranta, bandydamas apsaugoti tave, nes jau buvai patyręs tam tikrus dalykus ir dabar saugaisi, nors protas nesuvokia ir šis kūnas neprisimena, ar ne? Bet čia irgi yra iš praėjusių gyvenimų.
geroji žinia, kad viskas yra išsprendžiama ir dabar tu irgi sužinoji šią naudingą informaciją, kuri padės tau suprasti, kodėl kai kuriuos dalykus galbūt tu darai arba vyksta tavo gyvenime, ar ne? Ir tu niekaip nesusigaudai, kodėl. Tai labai laukiu jūsų komentarų arba ačiū, arba širdelės, kad matyčiau, kad naudingi yra šie video, kad jūs mane palaikote, kad ir toliau juos kurčiau ir daryčiau jums ir skirčiau žinias